Sveikinu, Vitalija. Ačiū, ačiū. Ar suvoki, kas nutiko? Ne, dar kol kas ne. Oi, pagaliau baigėsi. Tik tiek? Čia ir visas džiaugsmas? Ne visą. Nežinau, dabar labai sunku susivokti iš tikrųjų. Apie ką dabar galvoji? Apie ką? Nu, dabar jau iš karto užrašė man į dopingą, tai dabar įkeiti. Ne, apie artimuosius. Apie mamą, tikiuosi, jinai greit sužinos. Tėtis su manim, brolis, visi, kas už manęs sirgo. Ką norėtum jiem pasakyti dabar? Aš iš tikrųjų tiek laiko tylėjau, nerašiau žinučių, nieko, tai atsiprašau, bet aš tikrai buvau susikaupus, taip kad dabar jau atsigriebsiu. Šaunuolė Gintarė, taigi pas mus šiandieną svečių diena ir kadangi dėl suprantamų priežasčių mes negalėjom šiandieną sulaukti Gintarės svečiuose, mes džiaugiamės galėdami į studiją pasikviesti Raimondą Šiugždinį, buriuotoją, kuris yra, sunku visus titulus išvardinti, daugkartinis pasaulio, Europos taurės laimėtojas, Lietuvos čempionas, žodžiu, žmogus, kuris būriams gali sakyti drąsiai tu ir būrės jiems atsakys teigiamai. Raimondai, visų pirma, kokios emocijos jūs užvaldo po to, kai, tiesą pasakius, jeigu mes kalbėjome prieš olimpinės žaidynės apie Krupeckaitę, Alekna, galų gale imtynininkai, vis dėlto buriuotojai buvo galbūt šiek tiek šešėlė buriuotojai. Tai aš manau, kad buriuotojų tarpe tikrai daugelis tikėjosi, kad gal ne medalis, bet taip 5. vieta, tai tikrai drąsiai. Nes, tam buvo pagrindo, nes taip, ir pasaulio ir Europos čempionatuose Gintarė puikiai plaukė. Taip, ir jos žinant jos susivaldymą, jos ramumą, tokį šaltakraujiškumą, kur tokiuose varžybose tikrai tik tai padeda, tai galima buvo tikėtis rezultato, gero rezultato, ką mes ir matom, kad tai įvyko. Jūs sekėte visą tą 8 dienų trilerį, kuris vyko, ir nuo pat pradžių Gintarė parodė, kad nusiteikusi rimtai. Taip, aš kiek pažįstu ir šiandien kiek skambučių klausė, kaip tenais žmonės, kurie nepriėjo prie interneto, skambino, klausinėjo, kiek teko darbo reikalais įbūti įmonėse, tai irgi labai daug klausimų apie buriavimą, kaip sekasi, vis ta informacija, jinai internete vis ateidavo ir šiandien tas paskutinis plaukimas buvo toksai nervingas. Taip, čia aš girdėjau susikirtusias kelias nuomonės. Vieni sako, kad 7. plaukimas buvo pats sudėtingiausias, kada jinai nukrito iš 1. vietos į 3. Kiti sako, kad 9. kuomet nukritusi į 3. pakilo į 2. vietą. O iš principo lemiamas buvo šiandieną. Tai taip, šiandienos plaukimas jisai lėmė, ar jinai bus prizininkė ar ne. Jinai žemiau 4. vietos jau negalėjo kristi, bet plaukimo metu jinai buvo pakilus ir į 1. vietą. Ženklų ėmimas buvo taip išdėliotas, taip plaukė sėkmingai, kad kompiuteris rodė, kad jinai stojo 1. vietoje, bet kaip ir visuose sportuose turi būti dar ir fortūna, laimė, nes jinai Gintarė padarė tai, kas jai priklausė, maksimalų rezultatą pasiekė, jinai plaukė 1. Tik tai reikėjo, kad amerikietė, kuri liko 1, suplauktų truputį blogiau negu sugeba. Ir vienu metu jinai taip ir plaukė. Jinai plaukė iš 10, plaukė 9 net. Ir per vieną, kaip sakyti, nežinau, ten atsitiktinumą ar ten meistriškumą, jinai iš 9. vietos pakilo į 3. Per 7 minutės, kaip rodo kompiuterį, ten laikas vyko, ta atkarpa, kiek jie plaukė, tai iš 9. į 3. vietą apkilo. Aš manau, kad tai buvo tikrai ne vien tik meistriškumas, o buvo tikrai fortūna. Taip ir dabar irgi turbūt dvejopi jausmai aplanko, kadangi galima džiaugtis puikiu pasiekimu, sidabro medalis olimpinėse žaidynėse. Ir kita vertus visą laiką kirba tokia mintis, tas auksas buvo pasiekiamas visai. Taip jau visiškai buvo, kaip sakai, taip arti ir kažkaip tai labai gaila, kad pritrūko tiek nedaug ir būtų iš tikrųjų, tai bus ar nebus, nieks nežino dabar dar, bet tikėsimės, bet iš tikrųjų tai būtų didelis šuolis link labai puikaus rezultato. Lietuvai 1. medalis ir dar buriavime. Tai jūs turite tiek daug gausybę titulų, tačiau būtent šio titulo olimpinio taip ir neteko. Belieka džiaugtis dėl Gintarės. Taip, iš tikrųjų, tos olimpiados, kur
olimpiadą, kur teko dalyvauti, tai taip buvo labai toks chaosiškas pasiruošimas. Gintarė dabar, va, kaip sakyti, kaip ir treneris sako, jos Linas Eidukevičius, nusiskundimų pasiruošime neturėjo. Tai iš karto matosi rezultatas. Ką reiškia ir finansavimas, ir požiūris į sporto funkcionierių, aš turiu minėti, kad tai galima pasiekti rezultatą. Aš net nebejoju, kad šis medalis stipriai išpopuliarins buriavimo sportą, kuris nėra visiškai nepopuliarus iš tikrųjų. Taip, iš tikrųjų, jisai su kiekvienais metais populiarėja ir, žinoma, tai dasideda visokios tokios laidos, žurnalistai ir atsiranda tas masiškumas iš masės, atsiranda talentai. Mes vakar mūsų programoje prisiminėme, radome kažkur archyvose Gintarės turbūt pirmąjį interviu Lietuvos televizijai. Mačiau. Kuomet jinai buvo... Prieš 11 metų. Taip, 14 metų mergaitė. Ir jau tuomet matėsi ryžtas. Jinai kalbėjo kaip tikra profesionalė. Taip, iš tikrųjų reiktų dar padėkoti ir jos tėvams, kurie iš tikrųjų labai stipriai stūmė, jai tą sportą padėjo ir morališkai, finansiškai ir tikrai nesuklydo. Kągi, ačiū Jums labai, kad atvykote pas mūsų studiją. Aš tikiuosi, dar čia ne paskutiniai laimėjimai ir iš tikrųjų bus dėl ko džiaugtis. Tuo labiau Gintarė dar jauna mergina. Taip. Viskas prieš akis. Nu, mes mūsų programoje judame prie dar vieno medalio šiandieną, prie Virgilijaus Aleknos.